Sveiki visi. Taigi, žadėtas atnaujinimas su CV6 laivu. Taigi, aš pabaigiau praeitą epizodą šnekėdamas apie liftus. Tai čia jau turiu patobulintą variantą. Padariau visiems trim tos vadinamus sijonus, kurie kai kur matysis, kai kur gal ir ne, priklausomai kokioje pozicijoje aš juos paliksiu, bet manau, kad tai yra daug gražiau ir smagiau juos turėti. Visus failus aš pasistengsiu įdėti į aprašymą, nors sukūriau vieną bendrą daugumai šitų failų. Tai jau kas rinksite šį modelį, galite jais pasinaudoti. Toliau taip pat pratęsiau su lėktuvais, tai dabar aš jų čia krūvom prisidariau ir prisipjauščiau, nes dauguma jų kabinsis iš tikrųjų palei lubas. Tai toks ilgas ir nuobodus darbas buvo, bet čia dar tik pusė jų, iš tikrųjų, kiek jų reikėtų. Na, o įdomesnė dalis tai yra su elektra. Tai čia yra duotas laivo padėkliukas, vadinkim taip. Ir kol kas aš dar čia jo nebaigiau, bet darausi. Tai, kad nereikėtų labai daug gręžioti ir klijuoti, nes nelabai patinka, aš pasikabinau jį ant magnetų. Rytė laikinai užklijuota su lipnia juosta. Pasigauti poziciją tiesiog tikslesnė. Kažkada padarysiu jungtuką, bet jungtuką turbūt padarysiu tik tais atskirai motorams, kuriuos man pavyko padaryti. Tai dabar aš juos ir parodysiu. Taigi štai visas tas laivo vidus. Padėkliukas, kadangi jis magnetų ir čia yra magnetais, tiesiog prisikabina. Nieko daryti nereikia ir kartu atsiranda kontaktas rytei su ryte esančia duje. Dabar papasakosiu, kas čia yra ir kaip, kad gal kas nors darys ir mažu jiems pagelbės. Pirmoje eilėje. Tai čia yra ryte imtuvėlis, kurį gauna elektrą. Čia yra jos valdiklis. Visą tai aš pajungiau per voltažo reguliatorių ir mažintoją. Čia ateina plius minus 12. Ateina 12 iš tikrųjų į apatinį rytę. Kiek čia ateina priklauso nuo atstumo ir nuo pozicijos jūsų rytės sutapimo atžvilgių. Tai čia panašiai gaunasi koks 6, tai 5 voltai, iš tikrųjų iki šičia jau. Kadangi mano motorai, mano lempos ir šiaip viskas, ką aš darau, šičia yra 3, tai aš pasistačiau štai tokį steperį, kad jisai suvienodintų tą voltažą ir atiduotų jau tikslų man jį šičia. Jo valdymas labai paprastas, jisai turi pačioj potenciometrą, kurį galima pasireguliuoti ir jisai atiduos priklausomai tiek, kiek pasimatuosi. Dabar su motorais turėjau aš čia nemažai reikalų. Pirmas, aišku, iš tų reikaliukų, tai yra toksai. Aš jums parodysiu iš arčiau. Dabar juodos galai, tie juodi, yra originalūs propeleriai, kurie yra duoti komplekte. Jie ateina štai čia. Jie yra akivaizdžiai trumpi, kad pasikabinti štai tokio dydžio motorą ir galiausiai jų kampas yra nelabai tinkamas, kad juos čia prisimontuoti. Tai labai paprastai prasigrįžiau skylutės centruose tų propelerių ašyse, įsidėjau metalą, įsiklijavau ir išsikirpau tiesiog iš liejinių ilgesnės dalis apvalės ir jas užklijavau kaip prailginimą. Čia viskas, manau, labai aišku ir paprasta. Tada prasideda įdomumas, kadangi kampai vis tiek visur yra nelabai aiškus ir pataikyti tiksliai kampą, kad suktųsi ir neplėštų čia visko nėra taip lengva, tai aš sugalvojau atsispausinti tiesiog kardaną. Dabar kardanas yra štai vat, kaip ir toksai va daiktas. Čia jisai yra iš labai daug detalių, bandymų taip, tai yra ir reguliuojamo ilgio šiuo atveju ašis gaunasi. Ant čia užsideda užmovimo galas ir jisai leidžia
šiai detalį besisukant judėti tiek taip, gaunasi visai va taip. Ir ką tas padaro, tai tas leidžia man pasikabinti iš esmės bet kaip tą motorą, plius minus tiesiai, ir jisai leidžia įsukti ten, kur jisai nori būti sukamas, kompensuojant pokrypį. Kaip matote, taip. Tai kaip tai veikia, aš jums to parodysiu, bet dabar einam toliau šiek tiek. Toliau mano motorai stovi ant tokios kaip porolono tokio. Tai yra iš tikrųjų paprastas akustinis porolonas. Jisai dabar yra čia tam, kad nezvimtų visas karkasas. Jo, iš tikrųjų, jėgos čia nėra, jie lengvai juda ir labai gražiai pasigesina savo garsą į tos porolonus. Plius aš modelį iškliavau su kaip ir irgi akustiniam vibro nuimančiom plokštėm, guminiam, jos čia tokia kaip derva, kaip čia pavadinti, kas neleidžia jiems skambėti tam laivui. Kitas dalykas toks gal bonusas, gal ne, tai jisai duoda taip nemažai svorio tam laivui. Ir visai tai, sakykime, padeda dėl garso. Tiesa, užsakiau aš motorus 5 ir labai džiaugiuosi dėl to, nes vienas iš tų motorų atvažiavo kažkoks nekondicinis, tai tiesiog žviegė iš savęs ir nieko aš padaryti negalėjau. Dabar viską uždarius, aš labai gan stipriai pasigesinu garsą. Plius dar užsidedu porolonus. Taip, tiesiog paprastai, kad šiek tiek tą garsą kažkur būtų galima sugerti. Tai va, dabar rodau, kaip atrodo veikimas. Tai va, turbūt ryškiausiai matosi ant šito, kaip vaikšto nelygiai priklijuotas mano prailginimas ir kaip gelbė visą reikalą kardanas. Iš esmės motorai juda labai mažai, o kardanai atlieka savo funkcijas iš esmės idealiai šiuo atveju. Ir ką mes iš to turim, tokiam lėtam sukimusi, kaip aš norėjau, mes tai turim tokio greičio besisukančius propelerius, kas manau yra pakankamai idealus greitis. Iš to išplaukė porą minusų, kurių aš nenumačiau, tai yra, kad nusitrins man. Ten, kur arčiausiai yra tų dalių, kur liečiasi su išėjimu, man nusitrynė dažai, tai aš juos gal padažysiu su kažkuo kitu, gal kokį reikės markerių pasitušuot, kad nebūtų sluoksnis, kurį būtų galima nutrint, bet šiek tiek niuansėlis toksai. Tačiau motorai sukasi tikrai lėtai. Ir aš manau, kad tai yra daug gražiau negu greit besisukantis motorai. Visą tai susijungus, aišku, į bendrą sistemą. Aš, kaip sakiau, pasidarysiu motorus, kad būtų galima atjungti atskirai su mygtuku, kadangi tas laivas eis pas mane į vitriną ir bus jisai turbūt užjungtas visą laiką, kad šviestų. Jeigu erzint garsas, kad galėčiau šį išsijungti su mygtuku. Tai va, toks mano atnaujinimas su šiuo laivu. Dabar dar aš minėjau, kad aš norėčiau pasidaryti dūmus. Su dūmais man iš tikrųjų visiškai nesigavo, nes dūmų mašina, ta, kuri atėjus veikia tik pusiau ir jinai nevelnio man nedūmino. Nusprendžiau nesikankinti ir tiesiog judėti toliau su projektu, tai dūmus mes pamiršim. Kas iš kitų veiksmų, tai toliau darau visokias platformas užsilipimų, čia jų yra 11, įdėsiu aš nuotrauką, manau, gal geriau, kad suprast, kas čia kaip, nes jos tokios jau labai čia mažos. Tai aš jų dar klijuot kaip ir negaliu, nes noriu išsibaigti viską su elektra, pasižiūrėti viską, susitikrinti, pasilikti vadinamus atsarginius variantus, kad jeigu gal sugestų daryti, būtų galima kažkaip taip užmaitinti laivą, nes jau to ardyti nebesinorės. O tada suklijuoti jau ant viršaus tą angarą ir turbūt tada ant viršaus jau ridenis eis ir eisim link pabaigimo. Šiek tiek pradėjau stendint, dar labai nedaug. Kol kas svarbiausia man susirinkti visas tas dalis į vietą. Kai užklijuosiu
turbūt, kai užklijuosiu agarą ant to kėbulo, to viso, tada pradėsiu dėti jau lėktuvus kabint, nes bus jį turi patogiau ir iš esmės lėtai, bet judam link finišo. Tai jeigu turite klausimų kažkokių, drąsiai rašykite komentarus, pabandysiu atsakyti, o kaip minėjau, aš stengiuosi judėti toliau. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.